Sveiki, esu Eglė, sportuoju Rauflow ir šiame video papasakosiu, nuo ko pradėti, norint užsiimti Rauflow. Nuo virvės įsigijimo savaime aišku. Nuskambės neįtikėtinai, bet išsirinkti virvę yra vienas didžiausių iššūkių šiame sporte. Ją įsigyti galite greitai iš flowerių panaršę internete, bet pasirinkimo nėra daug. Kainos tikrai kandžiojasi. Kai pamatai, kad 4 metrai šniūro kainuoja apie 100 eurų, tikriausiai norisi mintis apie Rauflow atidėti į šalį. Vis tik, tokių virvių, kokias siūlo floweriai, beveik garantuoju, jog nerasite net didžiausiose Lietuvos ūkinių prekių parduotuvėse. Flowinimui reikalinga ypatinga virvė, kad pajaustum malonumą ir pasiektum flow jausmą. Jeigu virvė prasta, tuomet tai tas pats, kas ir žaisti krepšinį su futbolo kamuoliu. Įmanoma, bet kamuolys per lengvas, nepakankamai aerodinamiškas tokiam sportui. Tad ir flow virvė turi turėti svorio, vidutiniškai apie pusę kilogramo ar kiek daugiau, bet ne per daug, nes prarasite judrumą ir negalėsite atlikti daugelio flow judesių. Virvė turi būti savyje pilna, turėti daugiau pluošto, gana kieta, bet išlikti elastinga, gyvatinga, judri. Tokios yra brangios flowerių virvės, kokybiškos, bet daug sumokėję už virvę ir pabandę flowinti, galbūt suprasite, kad šis sportas jums netinka, tad belieka ant beveik 100 eurų kainavusios virvės džiaustyti skalbinius. Taigi, ką aš siūlau? Pradedantiesiems siūlau keletą variantų. Vis tik, galima pradėti mokytis judesių technikos su pigia virve, įsigyta kuriame nors prekybos centre. Šiai dienai tai kainuos apie 15 eurų. Su tokia virve tikrai nepajausite sportinio įspūdžio, flow efekto, bet pradžiai pakaks tam, kad techniškai valdytumėte keletą pagrindinių flow judesių ir susipažintumėte, kaip apskritai jūsų kūnas jaučiasi tame sporte. Galbūt dėl stuburo, sąnarių, raiščių ar kitų sveikatos problemų jūs negalite tokiu sportu užsiimti ir laikui bėgant pasijausite blogiau, tad dar sunkesnė virvė tikriausiai tik labiau pakenks. O jeigu viskas gerai, pamatote, kad ši veikla jūs motyvuoja ir netgi gerina sveikatą, tuomet ateityje galite planuoti įsigyti brangesnę, kokybiškesnę virvę. Netrukus grįšiu papasakoti, kaip išsirinkti pigią virvę ir kaip ją patiems pasiruošti. Antras variantas. Galite įsigyti virvę iš manęs už tikrai optimalią kainą. Ši virvė puikiai atitinka flow kriterijus. Ieškojau savo tinkamiausio varianto ir atradau. Jeigu nenorite sukti galvos, kaip pačiam ar pačiai pasiruošti virvę, kokią tinkamą išsirinkti, o taip pat siekiate iškart išgauti flow jausmą, siūlau šią Raupaut virvę, kuris sveria apie pusę kilogramo. Svoris gali kisti pagal virvės ilgį, nes virvę personalizuoju, paruošiu pagal žmogaus ūgį. Ji turi savyje nemažai pluošto, yra manevringa, o kaina perpus mažesnė už tų virvių, kurias siūlo kiti floweriai. Trečia galimybė – tai bandyti patiems atrasti tinkamą virvę internete. Dar galiu pasiūlyti pakankamai neblogą poliesterinę virvę cannyrope.com puslapyje. Tai Liro sporto poliesterinė virvė, ji kiek per minkšta, bet tikrai nebloga pradedantiesiems. Tačiau visos kitos virvių rūšys, kurias siunčiausi iš šio virvių gamintojo, profesionaliam flowinimui buvo netinkamos. Grįžtame prie pirmo varianto – kaip išsirinkti pigią virvę Rauflow sportui. Lietuvos ūkinių prekių centruose ieškokite virvės, kuri būtų poliesterinė arba nailoninė. Netinka medvilninės, džiuto, lininės bei propileninės virvės. Virvė turi būti pinta, o nesukta. Atkreipkite dėmesį, kad virvės storis turi įsitekti tarp 1,5 ir 2 cm. Jeigu virvė plonesnė, tai greičiausiai ji bus per lengva. Aš asmeniškai spalvingų tokių parametrų virvių prekybos centruose neradau, bet galbūt jūs rasite. Štai mano pavyzdžiai, kurie yra tinkamiausi flowinimui iš pigių virvių įsigytų lietuviškose parduotuvėse. Baltos virvės yra teplios, bet jos geriausiai matomos spalvingame fone, žalioje gamtoje. Raudonos ar kitos tamsios virvės geriausiai žiūrimos dangaus, jūros ar kitame šviesiame fone. Suaugusiajam rekomenduoju įsigyti ne mažiau nei 4 metrus virvės. Štai parametrai, į kuriuos svarbu atkreipti dėmesį renkantis virvę. Kaip pasiruošti virvę Rauflow sportui? Štai priemonės, kurios bus reikalingos virvės paruošimui. Jau paruoštos virvės ilgis turėtų būti apie 5 cm nuo žemės, laikant mazgus prie klubų. Jeigu virvė bus per ilga arba per trumpa, sunkiai atliksite kai kurios triukus. Pirmiausia, pasigaminkite pirmą mazgą, vėliau parodysiu, kaip jį padaryti. Pagaminę mazgą, atžymėkite jo pabaigos ribą. Išardykite ir pamatuokite, kiek virvės jums reikės antrajam mazgui, tarkime 50 cm. Suriškite mazgą iš naujo. Pamatuokite virvę nuo klubo iki klubo, papildomai uždėkite dar 50 cm antrajam mazgui ir tuomet nupjaukite virvę. Jeigu jūsų virvė plonesnė ar lengvesnė, rekomenduoju uždėti po paprastą mazgelę abiejose pusėse.
Arba po dvigubą mazgelį parodau, kaip jį padaryti. Flowinimui mazgeliai netrukdys, bet to pridės papildomo reikalingo svorio, bet čia kaip jau jums patinka. Prieš pjaunant virvę apsukite izoliaciją ar lipnia juostą. Pjauname per vidurį aštriu peiliuku. Pakaitiname dujiniu žiebtuvėliu, kuris skleidžia daugiau kaitros nei pačios ugnies. Man labiausiai tinka šis žiebtuvėlis, randu jį Norfoje. Kiti žiebtuvėliai nedailiai apdegina virvės galus. Galite naudoti ir kitus prideginimo būdus, jeigu sugalvojate. Svarbu sutvirtinti galus. Nukerpame apie 2 cm elektros izoliacinio vamzdelio, apmauname ir atsargiai per atstumą prikaitiname iš visų pusių, kad dailiai priliptų. Taip sutvirtiname virvės galą. Ta patį padarome ir su antru virvės galu. Kaip pagaminti virvės galinius mazgus? Šie mazgai vadinami heaving line. Kilimo linijos mazgas naudojamas laivyboje, bet mes jį naudosime kaip patogią virvės rankeną. Sulenkiame virvę, keletą kartų apsukame trumpą jos galą aplink ilgąjį kildami viršun ir iškišame virvę pro kilpą štai taip. Įtempiame virvę, suveržiame, siekiame, kad trumpasis galiukas nebūtų per ilgas ir netrukdytų flowinimui. Jeigu virvė storesnė, tuomet reikės mažiau mazgo apsukimų. Jeigu plonesnė, daugiau. Svarbu, kad jaustumėtės komfortiškai laikydami virvę savo delnuose. Mano virvė paruošta. Smagu, kad RAWflow veikla nereikalauja daug ir sudėtingos įrangos. Tik virvės, kurią įsimetus į kuprinę ar užsisukus ant liemens, galima patogiai transportuoti kur tik norisi. Kai turite virvę, galite pradėti mokytis RAWflow. Laukia tikrai įdomi ir naudinga patirtis jūsų fiziniai ir psichiniai sveikatai.